Labas, mano vardas Asta Ivaškevičiūtė. Aš esu minčių ir emocijų trenerė. Aš mokau žmonės, kaip jie gali tapti savo minčių ir emocijų autoriais, o ne aukomis. Kaip išeiti iš tos būsenos, kai mintis tave užvaldo ir nusineša su savim ten, kur tu nenori eiti, arba ką daryti, kai jausmai tave užgrobia ir verčia tave jaustis, kaip tu nenori jaustis. Tai aš sukūriau visą krūvą metodų, kurių mokau asmeninės mentorystės programuose ir tų metodų pagrindų aš kuriu įvairiausius kursus. Ir dabar neseniai sukūriau kursą Laisvės svajoniai. Ir to kurso kaip pridėtinė dalimi darau šitą paskaitą apie dalykus, kurie trukdo svajoniai laisvai su džiaugsmu įsigyvendinti. Tai pirmas dalykas, kuris labai trukdo, tiesa, kad kodėl čia tau reikėtų dabar manęs klausyti. Tai tiesiog tai, ką pasakoju tiek tame kurse Laisvės svajoniai, tiek dabar, ką tau papasakosiu, viskas yra pagrįsta ne tai, ką aš kažkur tai perskaičiau, o tai, ką aš nuosekliai, kryptingai, metodiškai stebėjau ir analizavau iš to, kas realiai veikia. Nes yra labai daug kas kalbama, daug kas sakoma ir aš dalį gyvenimo gyvenau pagal tai, kaip kas ką pasakė ir kaip kas turėtų būti. Ten vibracijos, kas manifestacijos, kas tik tai nenori, žodžiu, tinkamų laikų svajoti, tinkamai viską apgalvoti, pagal taisyklės viską daryti. Ir man tas didžiąja dalimi nepasiteisino. Kaip tik aš išgyvenau krizę, iš kurios bandydama išsigelbėti ir sukūriau tos visus savo metodus, kurie iš tikrųjų veikia labai greitai, labai efektyviai ir jie keičia greitai, svarbiausia, greitai keičia tavo impulsyves reakcijas, kaip tu reaguoji, nes mes galime būti labai protingi, labai apsiskaitę, labai daug ko žinoti, o elgtis kaip visada. Tavo prasme, tu viską žinai, bet padarai kaip visada. Kaip žinai, kad nereikėtų daryti. Tai vat mano metodai padeda vat tą pakeisti, pradėti elgtis taip, kaip tu žinai, kad reikėtų elgtis, o ne vien tik tai žinoti teoriškai ir nediskutuoti, žodžiu, daryti realius pokyčius. Tai va, tai aš stebėjau ilgai, ten ilgą labai laiko tarpą stebėjau, kas man veikia, kas neveikia, kaip kas sako, ar tikrai tas tiesa. Ir iš viso to padariau tokią analizę, suvestinę, apibendrinimus ir per užduotis, per patyrimą, tu eidamas per kursą Laisvės svajoniai ir gauni tuos, kaip čia pasakyti, pokyčius gauni. O šiandien papasakosiu, kas trukdo tom svajonėm greitai įsigyveninti. Ir pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kad paaiškinčiau, kad kaip viskas gali būti greitai. Kai sugalvojau, kad noriu parašyti knygą, iš viso, gal net visos istorijos nepasakosiu, esmė ta, kad aš neįsivaizdavau, kaip tą man knygą parašyti, neįsivaizdavau, kaip man ją parašyti. Aš galvoju, gerai, dabar aš sėdu ir darau tą, ką žinau. Nedarau to, ko nežinau, nes nežinau, ką daryti, bet darau bent jau tai, kas man atėjo į galvą. Atsisėdau, atsidariau kompiuterį, susiradau kažkokios knygų leidyklos kontaktus ir pradėjau rašyti tiem kažkokiem tai žmonėm, kuriems galbūt teoriškai mano supratimu gal reikėtų parašyti, norint išleisti knygą. Ir rašau, labą dieną, mano vardas Asta Ivaškevičiūtė. Aš tuo metu labai skaičiau paskaitas apie moteriškumą, bet jau tuo metu, kai jau sėdau rašyti savo laišką tiem žmonėms, kurie galėtų man padėti knygą išleisti, jau tuo metu jau buvau labai pradėjusi stipriai abejoti tuo moteriškumu. Ir dabar vėlgi, čia kita tema, kita paskaita, bet kada nors gal irgi pakalbėsime ir apie tai, kas neveikia, kuriant tą moteriškumą pagal kažkieno tai sugalvotas taisyklės. Žodžiu, tai aš sėdžiu ir rašau laišką tiem žmonėm, kurie aš galvoju, kad galbūt galėtų man padėti. Ir man niekaip neišeina suformuluoti tą laišką, ką man jiems sakyti. Labą dieną, skaitau paskaitas, bet dar rašau Facebook'e postus ir man draugai sako, kad gal reikėtų man parašyti knygą. Ir aš pati, kai aš turiu 10 metų patirtį marketingo srity, prieš tai, kaip aš dabar gyvenu, dabar jau 10 metų taip gyvenu, o prieš tai 10 metų dariau karjerą marketingo srity ir padariau. Ir aš įsivaizduoju, kaip aš reaguočiau, jeigu man kas nors tokį laišką parašytų. Ir aš tiesiog delete arba iš viso net neskaityčiau tokio laiško. Ir aš suprantu tą, bet aš nežinau, kaip man parašyti tą laišką, kad jisai
Nu, būtų bent jau toks, į kurį kas nors norėtum atsakyti, atsakymą parašyti. Ir aš vargau su to laišku ir tada pati gavau laišką. Atsidarau tą laišką, kurį aš gavau ir skaitau. Labą dieną. Jums rašo iš Alma Literos knygų leidyklos, knygų leidybos projektų vadovė. Gal jūs norėtumėte parašyti knygą? Tai va, tai viskas gali būti labai paprasta, bet tai, nu, yra tam tikri momentai, kuriuos reikia atsižvelgti. Tai vat, analizuodama ir ši sodyba, vat, kurioje dabar esu, irgi yra mano svajonės išsipildymas. Mano šuo va dabar už kadro guli ant sofos 14 metų amžiaus. Prieš kokius 5 metus taip sunkiai sirgo, kad gydytojo veterinarai, nu, net be šansų jam buvo pasveikti. Bet jisai gyvena dar, vis ačiū Dievui. Ir aš tokių įvykių, aš turiu labai daug. Ir juos visus vienyje tam tikri momentai, kuriais aš pasidalinau kursuose, o dabar su tavim pasidalinsiu irgi tam tikrais momentais, kurie tau bus naudingi, kad tu tiesiog apskritai žinotum, kaip maždaug konstruoti savo mintis, kai mastai apie savo svajonės, kur tau kas trukdo, kur tu kliūni, vat, kur yra galimos problemos, ne, kodėl tavo norai neišsipildo, va tai, vat, kad tu atsisėdai rašyti laišką, nes nori parašyti knygą ir gavai laišką su pasiūlymu parašyti knygą. Ir beje, šita knyga, ją kai išleido pirmą tiražą 2000, jisai buvo parduotas, visas tiražas, pirmas tiražas buvo parduotas per nepilną mėnesį. Ten pagal sutartį, kiek buvo numatyta šitų knygų vienetų, kaip čia, kopijų parduoti, buvo parduota ne per pilnus metus. Nu, žodžiu, tai turint omeny, kad tiesiog, tai yra labai puikūs rezultatai mano supratimu, turint omeny, kad aš nesu nei kažkokia mega super žvaigždė, nei kažkas iš viso. Tai va, tai žodžiu, tiesiog tikrai viskas gali labai lengvai ir sklandžiai dėliotis ir tą tu greičiausiai irgi patyrei ne vieną kartą, bet galbūt tu nesuvedi momentų, kada taip nutinka, kokiais atvejais taip nutinka. Tai pirmiausia, dar tiesa, kol nepamiršau, nes paskui galiu pamiršti. Pirmas dalykas, kuris yra labai svarbus, ką reikia labai įsidėmėti ir suprasti, kad svajonės arba norai, bet sakykime, svajonės, ne, kad apie svajonės sustikom pakalbėti, tai svajonės pildosi mažiausio pasipriešinimo keliu. Svajonės pildosi mažiausio pasipriešinimo keliu. Todėl iš šitos tiesos ir atsiranda visi kiti pasakymai. Atsargiai svajonės pildosi. Atsargiai svajonės pildosi yra tada, kai tu labai turi daug baimių, labai daug kontrolės ir labai viską žinai, kaip viskas turi būti. Ir tada tavo svajonės pildosi labai iškreiptais būdais ir kai jos išsipildo tokios iškraipytos, deformuotos. Ir tada tau išsipildo ta svajonė ir tu gailiesi, kad jinai išsipildė, nes tu kaip ir to norėjai, bet ne taip. Pavyzdžiui, jeigu tu svajoji apie atostogas, bet neleidi savo atostogauti, nes ilsisi tinginiai, nes negalima taip ilsėtis. Pailsėsim, kai numirsim, arba dar kas nors, kažkokių tokių frazių turi, ne? Arba svajoji, nes aš žinau realų pavyzdį, kaip moteris daugiavaikė mama, dar ir negana to, kad daug vaikų turi, bet dar ir dirbanti daug darbų visokių, daug pareigų turinti, tai jinai svajojo taip susirgti, kad atsigultų į ligoninę, nes tik tai tada, tokiu būdu gulėdama ligoniniai, bet ir šiaip dar jinai serganti, turėjo daug sveikatos problemų. Tai va, tai jei jos šiaip kasdienės sveikatos problemos netgi vis tiek nebuvo pagrindas adekvačiai vertinti savo galimybės, energijos, turėjimą, ne, ta prasme, ir planuoti savo darbą ir poilsį taip, kad jinai jaustųsi gerai, tai jinai vis tiek norėjo dar labiau susirgti, kad atsigultų į ligoninę ir tada, tik tai tada jinai leistų savo pailsėti. Ir tokių atvejų yra labai daug. Yra labai daug žmonių,
kurie neleidžia sau ilsėtis, nes ilsisi tik tinginiai, nes juos varo į priekį jų baimės, jų nerimas. Jie negali atsipalaiduoti, jie užstrigę toj simpatinės nervų sistemos veikime ir jie tokiam nuolatinėme kovinėme režime. Kautis, bėgti, slėptis, kautis, bėgti, slėptis, vengti, teisintis, kažką daryti ir nuolat įsitempia. Ir dėl to, jeigu jie svajoja apie poilsį, mažiausio pasipriešinimo kelias yra susilaužyti koją, susirgti ar dar kažką. Ir pažiūrėkit, tikrai pilnas Facebookas ar ten socialiniai tinklai, gal Facebookas labiau dar likęs apie tuos pasidalinimus. Nu va, liga, vadinasi, mane gyvenimas stabdo, kūnas stabdo. Tu save stabdai, ne kūnas tave stabdo. Kūnas jau seniausiai tau siunčia signalus apie ligą, o tu nesustoji, todėl kad iš baimės, iš nepasitikėjimo, iš žemos savivertės, tu varai save į priekį ir tada sulūžti, ne, ir tada sakai, nu va, svajojau pailsėti, atsargiai svajonės pildosi, nes va dabar galėsiu mėnesį ilsėtis, nes kojas sulaužiau ir nebegaliu vaikščioti. Ne? Tai va, tai visada svajonės pildosi mažiausio pasipriešinimo keliu, bet jeigu tu sėdi aukos pozicijoje, tavo svajonės pildosi taip, kad tu bijai, tu net nenori svajoti, tau baisu. Arba, pavyzdžiui, tas posakis, kad žmogus sugalvojo, o Dievas juokiasi. Tai taip pat yra vaikystės trauma. Tai reiškia, labai yra didelė tikimybė, kad kažkuris iš tavo tėvų ar iš tavo artimo rato žmonių, su kuriais tu augai, yra toksiška arba narcisistinio tipo asmenybė. Aš net nesakau, kad narcisistinė asmenybė, nesgi aš nežinau, kaip tu užaugai, ne? Bet toks santykis su Dievu yra santykis su tėvais. Tai yra susiformavęs santykis su tėvais. Ir kadangi tu augai tokioje aplinkoje ir tau yra norma, kad tie, kurie turi galią, iš tavęs juokiasi, maišo tavo planus ir nekreipia dėmesio į tave, į tai, ko tu nori, arba išpildo tavo norus taip, kad tu iš viso ten visai to nenori, bet sako, aš tau iš meilės, tu norėjai žaisti, aš atėmiau tą žaisliuką ir sulaužiau, nes aš tau linkiu gero ir noriu, kad tu mokytumėsi, arba dar kažką, žinai, nori šokoladuko, tau duoda citriną, nes citrinoje daugiau vitaminų. Tai ne apie Dievą, tai ne apie pasaulį, tai apie tavo vaikystės traumas, kurias tu neišsisprendei. Ir dėl to, kadangi tau tas su tuo dominuojančiu asmeniu, tas, kuris tavo sąmonėje suvokiamas kaip galingas, visagalis žmogus, nes kol vaikas mažas, jam tėvai yra visagaliai, tokie visagalintis, stiprus ir lemiantis, nuleidžiantis savo nurodymus iš viršaus. Tai kokie pas tave santykiai su tėvais buvo, tokie tavo santykiai toliau ir su Dievu arba su pasauliu. O realiai Dievas ar pasaulis, visata nieko bendro su tuo neturi. Ir kai tu tiki, kad tik tai per kančias į žvaigždes, kai tu tiki, kad kas nenužudo, tas užgrūdina, kai tu nuoširdžiai tiki, kad taip lengvai viskas negali būti, nes jeigu per lengvai gauni, tai tada nevertinsi. Jeigu tu tiki, kad tau reikia būtinai sukrėtimų, nes be sukrėtimų, kančios ir ten kažkokių tragedijų, nelaimių, tu neauksi, kad tu, jeigu viskas bus gerai, jeigu tu tada sėdėsi ant sofos ir degraduosi, tai tada tu pats savo ir visą tą kuri. Nes pas mus yra mąstymas labai paprastas. Pas mus, apie ką ir pats mano metodas, kurio mokau, bet ir tame kurse Laisvės svajonė, vėlgi sakau, kad to metodo principais aš duodu ne visas tas užduotis, kad žmonės darydami užduotis patys tą galėtų padaryti, pakeisti savo neuronus, neuronų jungtis savo smegenyse ir susikurt galėtų naujas neuronų jungtis, kurios veda prie kitokių sprendimų. Tai kai pas mus yra, ieškau ko nors, ne? Tai kai pas mus yra kažkokia tai mintis, tai jinai labai, kuo tu labiau tau jinai realistiška, tuo tu pirmas, ne? Čia yra mintis. Tai pirmiausia, tu ieškai argumentų, kodėl tai yra teisinga ją tikėti. Ir kai mes ieškome, mes visada randame. Tiesiog mūsų taip mąstymas yra sukurtas, kad gyvenimas yra pilnas visko vyksta aplinkui, bet mes atsirenkame iš visų tų faktų, kurie yra aplink mus, mes atsirenkame tik tuos, kurie mums yra reikalingi kažkam tai. Kažkam, ne? Pavyzdžiui, jeigu tu tiki, kad tu suplanuoji, o Dievas juokiasi,
pavyzdžiui, tiki, ne, kad tu suplanuoji, o Dievas juokiasi. Tai čia vat yra šita mintis. Tai tu tam, kad jaustumėsi legaliai, ane, kad galėtum, nu, kad tipo jaustumėsi ramiai, kad va, čia aš iš tikrųjų teisingai darau, kad tuo tikiu, tada tu iš savo gyvenimo atsirenki tuos faktus, kuriuose tu kažką suplanavai ir tau nepavyko. Ir atmeti visus įvykius, kai tu suplanavai ir viskas įvyko taip, kaip tu planavai. Čia vat yra pas mus mąstymo toksai triukas, kad šablonai tokie, nu, vat, kuriuos aš ir nu, stengiuosi padėti žmonėms sulaužyti savo mąstymo šablonus, sulaužyti savo mąstymo įpročius ir pradėti kurti naujus šablonus arba naujus kelius, naujus įpročius, nu, naują mąstymą, iš viso mechaniką. Ir jo, reikia iš pradžių investuoti, kad tavo mechaniką, nu, sukurtum, iš pradžių sulaužytum seną, ne, pamatytum, kas vyksta tavo galvoj, kokius tu vat argumentus renkiesi, kad laikytumėsi šitos minties, ne, kad pastebėtum, kokius faktus atsirenki iš savo gyvenimo, iš aplinkos, ir tada įsivertintum, kur tai tave veda, ir tada priimtum kitokius sprendimus, ir ta prasme, pradėtum kurti naujas neuronų jungtis, naujus mąstymo kelius, ane, mechanizmą. Ir iš pradžių investuoji laiką ir energiją, kad visą tą padarytum, bet paskui tie tokie kaip ratai, jie sukasi ir jau vėl, ir tave veda nauja kryptim gyvenime, be tavo kažkokių tai sąmonės pastangų. Taip kaip čia va tiki, kad tu suplanavai, o Dievas juokiasi, tave veda kažkuria kryptim, ane, ir galbūt tu ten nenori eiti, nes realiai ką tai kuria ta mintis, kad nu, žmogus sugalvoja, Dievas juokiasi, kuria bejėgiškumo. Ir tada kam galvoti? Kam? Kam ką nors kurti, kam ką nors planuoti, vis viena, viskas bus. Gyvenimas nutiko, dar irgi vienas geras posakis, nutiko gyvenimas. Ir tai visada sakoma, kai nutinka kažkas tai blogo, neplanuoto, kai sugriūna planai, kai kažkas tai, nu, kažkas blogai nutinka. Tai gerai, o kai tau, ta prasme, o gyvenimas nutinka, kai tau blogai. O kas nutinka, kai tau gerai, kai viskas klojasi sklandžiai, ir kai viskas, kai nutinka kaip tik geresni dalykai, negu tu planavai, tai kas tada tau nutinka? Tada kas? Stebuklas. Nes pa žmogui yra labai gilus įsitikinimas, kad geri dalykai yra vienkartiniai ir niekada nepasikartojami, o va Dievas, žmogus sugalvojo, o Dievas pasijuokia. Tai va, nes tiesą pasakius, pas mus yra labai daug disfunkcinėse šeimose, daugiau mažiau, disfunkcinėse šeimose išaugusių žmonių ir dėl to, ypatingai vat, iš to vat, sovietinio laikmečio, kai tas visa aplinka, viskas buvo labai labai palanku toksiniam asmenybėm vystytis ir reikštis, ir tai buvo normalu, blogi santykiai šeimoje, buvo normalu mušti ir žeminti vaikus, nu labai daug kas buvo normalu, kas dabar, ačiū Dievui, vis mažiau darosi normalu ir kaip tik vis labiau darosi nenormalu. Tai va, jeigu tu iš to vat, laikmečio kilęs, ne, arba kilusi, tai tau normalu, nes tu imi, vėlgi grįžtų prie to paties, kad tu imi faktus, kurie tau patvirtina, viskas yra gerai, tu galvoji teisingai, tavo mąstymas yra teisingas, nėra ką čia per daug svajoti, neįsisvajok, nes čia tu susisvajosi, o ateis, vat, aukščiausiasis, ane, išspardys tavo kaladėlę, su kuriomis tai žaidi, ir ten pristatys tave prie praktiškesnių, realistiškesnių kažkokių darbų. Nu, ta prasme, tiesiog gali savo tiesiog pasižiūrėti, vat, nu, savianalizę padaryti, ne, ir pramastyti savo viduje. Kiek tau vat koreliuojasi, ne, su tuo, kaip tu žiūri į savo svajonės ir kaip tu suvoki galimybės tavo svajonėm išsipildyti ir palygink su savo prisiminimais, kaip tavo tėvai palaikė tavo svajonės, tavo veiklas, tavo užsidegimus. Nu, vat, kiek tu gavai paramos, palaikymo, dėmesio ir pagarbos, svarbiausia, įsiklausimo. Ar jie ateidavo, tu žaidi kažką, o tėvams vienodai rodo, kad tu užsiėmęs, ateina, man reikia, kad tu darytum tą ir tą. Man nesvarbu, kuo tu dabar užsiėmė, man neįdomu. Tau bloga, liūdna, nu ir kas vienodai rodo, dabar tu turi daryti tą ir tą. Nes aš geriau žinau. Tai vat. Tai čia pirmas, svarbus labai dalykas, kalbant apie svajones, tai kai tu
neišsisprendi savo vaikystės kažkokių patirčių. Aš nesakau traumų, nes tai nebūtinai turi būti labai, nes kai sakau trauma, tai atrodo labai didelis kažkoks įvykis, kuris ten, nu labai kažkas tai tokio. O jeigu nepatyrei kažko labai tokio didelio, tai tada atrodo, ai, tai mano vaikystė buvo gera. Tai ir sakau, jeigu tu neišsisprendei savo vaikystės patirčių, tai labai tikrai didelė tikimybė, nu, net tikimybė. Tai, kame tu užaugai, tai kaip su tavim buvo elgiamasi vaikystėje, tai kokį tu saugumą jautei realizuoti save vaikystėje, bet tą požiūrį, tą suvokimą tu nešiesi ir į savo suaugusiojo gyvenimą. Ir taip tu su savo svajonėmis ateini į pasaulį ir kuri santyki su Dievu, su pasauliu, su visata. Ne? Tai čia pirma dalis, ne? Tokia, netgi sakyčiau, įžanga, nes šitas, ar tu esi auka, ar tu esi savo gyvenimo autorius, labai stipriai priklauso nuo to, kaip tu užaugai. Ar tu užaugai kaip auka, ar tu užaugai sąlygose, kuriuose galėjai išsiskleisti kaip savo gyvenimo autorius. Bet turiu pasakyti, kad su tokių, kurie užaugo su palaikymu ir su visom sąlygom ir visom aplinkybėm būti savo gyvenimo autoriu, tokių yra, yra nedaug, norėjau pasakyti, bet realistiškai kalbant, aš tokių nepažįstu iš nei vieno žmogaus nepažįstu. Galbūt nepažįstu dėl to, kad pas mane ateina į konsultacijas tik tai tie, kuriems reikia tvarkytis. Bet kita vertus, šiaip tiesiog aš žiūriu aplinkai ir aš matau, atpažįstu požymius, kurie kalba apie tai, kad žmogus turi trečią ir kitką. Žodžiu. Tai toliau kalbant, jau toliau einant, kas trukdo pildyti svajonės, tai paprastai žmogus, du variantai būna. Vienas variantas būna tas, kad arba jisai nežino, ko nori, nesuformuluoja iki galo, ko nori, arba kitas variantas, kad jisai labai suformuluoja, bet ir tokį įkrenta į šabloną ir, kaip iškova, kaip mokykloje reikėdavo išmokti eilėraščius, tai arba šiaip kažkokias teoremas, visokias formulės, kokias nors geometrijai ar geografijos sostinės ar dar kažką, tai būdavo tie, kurie kaldavo, tiesiog iškaldavo viską, bet neįdėdavo savo mąstymo, kūrybos. Tai tie, kurie kaldavo, jie dažnai gaudavo labai gerus pažymius, o tie tokie, kurie eidavo su kūrybiškumu, jiems pritrūkdavo dėmesio, nes visa sistema nėra sukurta kūrybiškumui lavinti, arba netgi visa mokymo sistema nėra sukurta mąstymui ugdyti, savarankiškam, kritiškam mąstymui žmogui išsiugdyti. Tai laimėdavo visą laiką tie kaltukai, kurie išsikaudavo viską, ir jie gaudavo gerus pažymius, o tie, kuriems reikia kitokio prieėjimo, jie nebūtinai gerai mokindavosi. Tai kaip tu su savo svajonėm, tai pirmas variantas, kad nežinau, ko noriu, kažko tai noriu, kad kažkaip tai kažkas tai gerai būtų. Ir toliau nežiūri, o kiti kaip tik labai, jie kaip taisyklė, tie žmonės, jie labai daug visokių paskaitų klausė, labai ten kursuose daug dalyvavę, knygų galbūt skaitė. Ir jie žino, kad reikia labai gerai, detaliai apgalvoti tą savo svajonę su visom detalėm, visom aplinkybėm, nes atsargiai. Neduok Dieve, ką nors netaip sugalvosi. Taigi visata būtinai ims ir viską sugadins. Čia primenu, ką pradžioje kalbėjau, kad šiaip, iš karto tiesiog sakau, jeigu pas tave yra šitas įsitikinimas, kad būtinai reikia visas detalės kuo kruopščiau apgalvoti ir taip apsisaugoti nuo visatos, nes visata būtinai išpildys belenkaip, kad tik tau būtų blogiau, tai yra vėlgi nuoroda į tavo vaikystės kažkokias patirtis, kurias reikia spręsti, nes tai nieko bendro neturi ir jeigu taip, su visata, nieko bendro su visata neturi, tai turi labai daug bendro su tavo saviverte, su tavo požiūriu, su tavo saugumo jausmu. Ir jeigu taip išsipildo, greičiausiai gali būti, kad taip išsipildo pačiu blogiausiu būdu, tai išsipildo ne dėl to, kad visata kažko nesuprato, o dėl to, kad tai yra mažiausio pasipriešinimo kelias tau.
kad tik tai tokį būdą tu gali priimti, kad tau svajonė išsipildytų per kančią, per kažkokį tai, nu, per kažkokias aukas, per kažką tai blogo. Tai va, tvarkytis reikia. Tai vienas variantas, žodžiu, kai vat, čia apie tą vat, sugalvojama, kad įeina į tą šabloną, tokį šablonišką mąstymą. Ir tai irgi toksai, nuo to, kad tu labai gerai viską žinai, kai viskas turi būti, kokiu būdu taip turi būti, kaip tas turi būti ir tas turi būti, tai labai daug kontrolės, labai daug tokio įtampos, labai daug suvaržymų ir vėl tai nėra mažiausio pasipriešinimo kelias, va taip viską labai detalizuoti ir ten suspausti ir žinoti ir išmokti kaip eilėraštį. Ir visą laiką tik tavęs paklausiu ir žodis į žodį, ne vieno, nei kairė, nei dešinė, nieko nepasakai, tai rodo ne tai, kad tu labai dabar čia savo pasididinai tikimybę manifestuoti kažką tai, ko nori, o tai labiau rodo, kad tu labai kontroliuoji, labai nepasitiki pasauliu visata Dievu, kad gali kažką tau gero duoti, jeigu tu atsipalaiduosi ir atiduosi pildymo galimybę vat kažkam tai, ne? Nu, žodžiu, tai rodo tik tai tavo įtampą, o nerodo, nu, tai nepadeda pildyti svajonės. Vat tas toksai įtemptas detalizavimas tam, kad sukontroliuotum, jisai rodo kaip tik, kad tu jautiesi blogai, kad tavo savivertė yra žema ir, žodžiu, tai kuria didesnio pasipriešinimo kelio, o ne mažesnio pasipriešinimo kelio. Dar tiesą paminėsiu, kad yra žmonių, kurie iš viso nežino, ko nori. Ir tas nežino, ko nori, irgi taip pat vaikystės trauma, tai yra tiesiog, žema savivertė, tai yra žmogus, kuris nesitikė iš viso nieko gero. Jisai tiesiog nesitikė, kad kažkas tai gero gali jam nutikti gyvenime. Jisai gyvena nuolatiniai baimiai, įtampoje, nerime. Baimė, nerimas, įtampa, jinai kyla iš žemos savivertės, jisai jaučiasi menkas, nieko vertas. Ir dėl to, kad jaučiasi nieko vertas, nevertas čia gerai gyventi, nieko gero vertas, jisai tada, maždaug, kaip ir valgyti turiu, stogą turiu virš galvos, kaip ir neturiu kuo skųstis, laimingų nesijaučiu, bet taip turėtų viskas būti gerai, tai gerai, tada man gerai, nes taip reikia, kad man būtų gerai, nors ir nejaučiu, kad man būtų gerai. Tai čia irgi toksai nieko nenoriu, tai irgi nuoroda į problemas, į labai didelės giluminės problemas, savivertės arba ir, sakyčiau, savivertė tikrai yra visada susijusi su vaikystės patirtim, tai yra tiesiog vėl nuoroda, ką spręsti. Ir tai nieko bendro su pasauliu, galimybėm ar dar kažkom, tai žodžiu neturi. Tai taip, negi sakyčiau taip, kad žodžiu pirmas, kai nežinai, ko nori arba nieko nenori, tai vadinasi užstrigai baimėje ir žemoj savivertei. Jeigu žinai, ką nori, bet žinai, ką nori taip detaliai ir taip fokusuotai ir taip kaip iškaltai, kaip eilėraštis, tai kuo tu taip labiau detalizuoji ir eini ir tokį nei žingsnį į kairę, nei į dešinę, tai nerodo, kad tu prajautai tą savo svajonę arba kaip čia priartinai tą manifestaciją, materializaciją, o tai kaip tik rodo, kad tu kuri pasipriešinimo lauką, didini pasipriešinimo lauką, pas tave yra didelis nepasitikėjimas visata pasauliu. Ir jeigu tu neturi pasitikėjimo pasauliu, tai kaip šiame pasauliu gali realizuoti save? Va čia dar irgi toksai yra vėl labai svarbus momentas, kad jeigu tu nesijauti saugiai šiame pasaulyje, tai tau bus labai labai sunku pildyti savo svajonės, tu jas pildysi greičiausiai sunkiai, ilgai, per kančias, iš žvaigždes, per vargus, per daug pastangų, per daug darbo, per daug išlieto prakaito, kažkaip labai per brausės taip su kova, nes pasaulis tavo sąmonėje nebendradarbiauja su tavim. Pasaulis yra tavo pasąmonėje, ne? Tavo priešas, tu kauniesi su pasauliu, tu nuolat nori jį kontroliuoti, nugalėti, suvaldyti, pasiekti, bet dėl to, kad tu nuolat jautiesi nesaugiai. Ir esmė yra, va čia irgi tame savo kurse Laisvė svajoniai irgi daug ganėtinai užduočių, kur ir tą tokį smegenų lankstumą, požiūrio lankstumą padeda išvystyti. Ir taip pat padeda
įgyti pasitikėjimą, nu, kad tu nesi vienas su savo norais šiame pasaulyje. Pavyzdžiui, vat kokį suvokimą aš įdėjau į kursą, tai kad, nu, kaip čia, realizacija, ne per užduotis, tu darai užduotis ir tada įgauni tą realizaciją. Kad kiekvienas tavo noras yra susijęs su visų daugelio kitų žmonių norais. Kad kai tu pildai savo svajonės, tavo svajonės yra susijusios su kitais žmonėmis ir pildydama savo svajonę, tu pildai ir kitų žmonių svajonės. Ir galiausiai pasaulis yra ta vieta, kur tu tikrai gali saugiai norėti ir kaip tik kuo tu daugiau atsiveri pasauliui, kuo tu daugiau įsileidi į savo vidų pasaulį, tuo tu daugiau pasaulio resursų gali gauti. Nes net ir tavo žinios, net būk kas nori, būk profesorius, mokslų daktaras, kas tik tai nori būk. Kad ir kokias tu žinias turėtum, kad ir kokią patirtį turėtum, tavo patirtis vis tiek yra ribota palyginus su viskuo, kiek yra aplinkui. Jau nekalbu su resursais tavo turimais. Tai resursai tai yra laikas, pinigai, žinios, ane, darbo jėga tavo. Nu, tai ta prasme, kad ir kaip tu suktum, kad ir kiek tu daug turėtum, vis tiek tu turi savo ribas. O mūsų svajonės paprastai būna, nu, ta prasme, jeigu tu svajoji suši nusipirkti, ne, ir pavalgyti sušių, tai čia yra toks, kodėl tu apie tai svajoji, nes tai yra, nu, tas pats kaip, va, noriu atsigerti, svajoju, kaip norėčiau vandens atsigerti. Taigi nuėjai į virtuvę, ačiū Dievui, kad atsukus čiaupą bėga vanduo. Ir stiklinę greičiausiai turiu, o jeigu neturi stiklinių, mes visada turime stiklinių. Nu, ir atsigėri, tai kokia čia svajonė? Tai čia tiesiog noras, kurį tu suvokiai, užfiksavai ir žinai, kaip tą įgyvendinti ir įgyvendinai. Tai vat svajonės dažniausiai būna tai, kas yra su didesniu iššūkiu, kas yra su didesnė ambicija, ko reikia daugiau kažko tai, negu kad tu turi, ne? Čia dar viena priežastis, dėl ko kai kurie žmonės sako, ai, aš neturiu svajonių, ai, aš nieko nenoriu, kaip ir gal ir viskas gerai man, bet nelabai jaučiu, kad man viskas gerai būtų. Ir žodžiu, tai va, tai dėl to, kad bijo norėti kažko daugiau, nes netiki, kad gali gauti. Netiki, kad gali gauti dėl to, kad ir pasaulyje jaučiasi nesaugus, jaučiasi niekam neįdomus. Jaučiasi, kad pasauliui neįdomu, ko aš noriu, nes tėvams nebuvo įdomu, ko vaikas norėjo. Ir jaučiasi pats menkas, nes aš negaliu nieko duoti atgal pasauliui ir aš neturiu resursų, neturiu žinių, neturiu pinigų, neturiu laiko, neturiu dar kažko energijos, dar nieko neturiu. Ir dėl to vertindamas tai, ką turi viduj, o turi mažai, pasaulio nesuvokia kaip suinteresuoto pildyti norus, ne, ir tada, ai, nieko nenorėsiu. Tai va, tai čia dėl ko gali žmogus nenorėti, bet jeigu, kad ir nori, nesvajoja, bet vis tiek jaučiasi vieni, palikti likimo valiai su savo norais, jie tada, nu, kai tu esi vienas mūšio lauke, tada tau tiesiog įsijungia tos gynybinės reakcijos. Nu, tiesiog pas mus viskas yra, nu, realiai labai labai super paprastai. Arba tu jautiesi saugiai, arba tu jautiesi nesaugiai. Ir kai tu jautiesi saugiai, tiesiog fiziologiškai, netgi kiti procesai vyksta kūne. Kūnas gali sveikti, ten rekonstruoti, šalinti šiukšles, žodžiu, atsinaujinti, daug ką daryti. Kūnas gali tik tai tada, kai yra parasimpatinė nervų sistema veikianti, tai yra, kai tu jautiesi saugiai. O kai tu jautiesi nesaugiai, tai tada imunitetas krenta, nes tau nesvarbu sloga, nesloga, žaizdos negyja, nes dabar ne tas galvoje, reikia bėgti nuo priešo, arba pabėgti, arba pulti priešą ir nugalėti priešą, arba pasislėpti, sustingti, vengti kontakto, žodžiu, va taip. Ir tas galioja, tai čia per kūną papasakoju, bet tas galioja visame kame. Tai jeigu tu jautiesi nesaugiai pasaulyje ir tu, nu, jau kaip pasaulį, kaip suvoki, kaip agresorių, tu užsidarai nuo pasaulio ir neįsileidi pasaulio į save, į savo gyvenimą, nes tu jį suvoki kažkuria va tą savo pasąmonės dalim, tu jį suvoki kaip agresorių, kuris mieliau jau viską sugadins, atims, bet tikrai neduos. Arba duos taip, kad jau ačiū Dievui ir galvoju, nebenoriu nieko, jau geriau nieko nenorėsiu, kad tik tai man nieko neduotų tas pasaulis. Tai va, tai kaip kas gali pildyti žmogui, kuris remiasi, nu, savo toj va pasąmonėje, ne, gyvena priešiškai nusiteikusiame lauke, kuriame visada įsitempęs kovai, gynybai, slėpimuisi, ne,
ir gali remtis tik tais resursais, kuriuos turi. Tai resursai vėl pinigai, laikas, žinios, energija, darbo jėga, nu, visa tai, ko tau reikia tai savo svajonę išsipildyti. Tai va, tai tu esi visiškai vienas su savo norais. Ir tada tau iš to, va tada ir prasideda, kad reikia labai viską tiksliai apgalvoti, reikia viską sukontroliuoti, reikia labai viską žinoti, reikia labai stengtis, reikia labai daug dar dėti, dar kažko ten daug daryti. Žodžiu, ir tai kuria, nu, vėl didina tą pasipriešinimą, svajoniai sunkiau išsipildyti, nes svajonė visada pildosi mažiausio pasipriešinimo keliu ir tada jinai arba tau nesipildo, arba pildosi per kažkaip iškreiptai, arba vat, kažkas tai tokio va, darosi. Tai va čia vienas iš tų labai svarbių dalykų, kuriuos iš savo kursą visais įvairiausiais rakursais dėjau, tai ir dėjau tą suvokimą, kad tu nesi vienas. Pasaulis, nu, tu gali atsipalaiduoti, pasaulis nori, kad tau viskas būtų gerai. Žmonės, tave supantis, net nepažįstami žmonės, mes visi esame susiję. Ir jų svajonės dalis yra susijusi su tavo svajonės dalimi. Nu, net nežinau, kaip čia paaiškinti dabar. Tiesiog, kad mes visi susiję tarpusavyje ir kai vat, tu pildai savo svajonę, o aš pildau savo svajonę, netgi dabar. Nes aš noriu dalintis savo žiniomis, patirtimi ir visa kuo, ką sukaupiu, nes aš esu toks žmogus, kad kai aš sužinau kažką gero, aš negaliu patylėti. Kai kažką patiriu naudingo, nu aš negaliu patylėti. Ir kadangi aš negaliu patylėti ir mano gyvenimo džiaugsmas irgi susideda iš to, kaip aš dalinuosi, o tau įdomu ir tu manęs klausaisi. Ir va, pažiūrėk, jau 36 minutės tu manęs klausaisi dar vis. Ir tu pildai savo norą, žinių norą, o aš pildau savo norą dalinti savo patyrimu. Tai netgi va, dabar mes jau, va, matai, kaip mes esame susiję. Tai va taip mes esame susiję kiekviename žingsnėje, kiekvienas mūsų noras yra susijęs su kitų žmonių norais. Tu nori kažką nusipirkti, o kažkas nori parduoti. Tu nori vaidinti scenoje, o kažkas nori žiūrėti į tave vaidinantį scenoje. Tu nori dar ten šeimos, ne? O kitas žmogus irgi nori šeimos tokios, kokios ir tu nori. Tu nori dar kažką. Bet ką, tu nori parduoti, kiti nori pirkti. Nu, žodžiu, visi mes esame tarpusavy susiję, nes mes visi esame viena. Ir šis pasaulis irgi tai yra labai saugi erdvė, kad ir kas ten, taip, aš žinau, kiek visko vyksta. Karai, žudynės, ten, nu, daug blogų dalykų vyksta. Bet taip pat ir daug gerų dalykų vyksta šiame pasaulyje. Ir šiaip iš esmės pasaulis yra labai turtingas ir jame yra absoliučiai viskas, ko tau reikia, bet kam, bet kokiam. Nu, pasaulis žino, ir pasaulis dar, va, svarbiausia, kad pasaulis žino, kokie žmonės ko nori ir jisai žino, kaip suvesti. Ir dabar kaip apjungti, kaip padaryti, kad lengviausiu būdu visų žmonių norai išsipildytų. Tai vat, ir kuo tu mažiau užsibarikaduoji nuo pasaulio, o tos barikados per kontrolę eina, kad tu nori sukontroliuoti, nes tu nepasitiki. Tas pats, kaip visata negirdi žodžio ne. Visata yra labai protinga. Jinai viską atsirenka. Čia kaip tu sakai, noriu nesirgti, tai apie ką tu galvoji? Pagalvok, pajausk, ne? Noriu nesirgti, tai apie ką tu galvoji? Kur tavo fokusas, ne? Kad tu sergi ir nori išeiti iš tos ligos, bet kas nesirgti, tai vis galvoju sergu, ne? Tai noriu, tas pats, kad ten, nežinau, noriu išgyventi, noriu pragyvenimui pinigų turėti. Tai vėl, kas tai yra pragyventi, išgyventi, ne? Tai vėlgi toksai, nu, kovinis režimas. Tai va, tai žodžiu, čia yra toksai, nu, vat, pora dalykų, kuriuos aš dabar pasakiau, jie kaip ir susiję, ne, kaip aš sakiau, vaikystės traumos, vaikystės patirtis, savivertė ir iš to sekantys toliau visi kiti, ne, tavo tada santykis su pasauliu, kiek tu jautiesi saugiai svajoti, kiek tu leidi pasauliui dalyvauti tavo gyvenime, kiek tu leidi žmonėms dalyvauti tavo gyvenime, nes jeigu tu išaugai su suvokimu, kad jeigu,
Nu, va, žodžiu, nu, čia logiška kaip yra, ne, kad jeigu šeimoje, pavyzdžiui, turi ten brolių seserų ir yra paskutinis torto gabaliukas, ne vienas torto gabaliukas, tai jeigu tu suvalgysi torto gabaliuką, tau bus gerai, bet visiems kitiems bus blogai ir visi bus pikti ant tavęs, nes tu suvalgiai paskutinį torto gabaliuką ir su nieko nepasidalinai. Bet pasaulyje taip nėra. Nu, pasaulyje yra trilijardai tortų gabaliukų. Ir jeigu tu suvalgai torto gabaliuką, niekas nenukenčia, tu nieką neapvagi. Savo laimę tu nieką neapvagi. Jeigu tu turi daugiau pinigų, tai tu neapvagi kitus, tu nenuskurdini kitų. Nu, žodžiu, daug kalbų, aš tikiuosi, tu supranti, ką aš sakau. Ir tai va, čia aš dabar truputį pasižiūriu į savo užrašus, ką aš čia dar. Ai, nu, bet čia aš kaip ir sakiau, ne, dar toksai momentas, kurį labai įdėjau irgi jisai, bet čia aš jau tam tikrą prasme kalbėjau apie tai, kad leisti savo nežinoti. Tai vėlgi, kiek mano, va čia yra apie tą knygą, kur sakiau, ne, ir visi mano norai, kurie lengviausiai ir greičiausiai išsipildė, aš pastebėjau va tokį dėsningumą. Ten kursė irgi papasakojo apie paskutinį įvykį, kai iš viso ten kosmosas, ta prasme, stoviu ir laikau telefoną rankoje ir galvoju, kaip man čia dabar išsispręsti tą vieną tokį klausimą. Ir man paskambina žmogus, kuris įsprendžia iš karto 2 mano problemas. Ir tas žmogus net nėra tas, su kuriuo aš šiaip kasdieną bendrauju, nu tiesiog pažįstamas. Tai va, tai ir visa tai vyksta vat būtent, vat tie mano didžiausi išsipildymai ir tokie tokie sutapimai, kurie labai greitai įvyko. Aišku, įvyksta tada, kada man labiausiai reikia, koncentracija, bet dar plus, kai aš leidžiu savo nežinoti, kai viskas bus. Ir čia yra vat visiška priešingybė visom tom taisyklėm, kurios tave veda svajoti teisingai, teisingu metu, teisingais būdais. Aš akcentuoju visai kitką, kad kaip tik kuo tu labiau leidi savo nežinoti, bet tu negali sau leisti nežinoti tada, kai tu jautiesi nesaugiai pasaulyje, kai tu galvoji, va, kad žmogus suplanuoja, o Dievas juokiasi, tai tada tu niekada nesijausi saugiai nežinodamas. Nes čia yra ne tai, kad nežinau, o nežinau. Aš žinau, ko aš noriu. Aš žinau, kad man tas labai svarbu ir nežinau, kaip tą padaryti ir, žodžiu, ir dabar laukiu, kol viskas įvyks, nes aš nežinau, kaip čia viskas įvyks. Ir vėlgi aš kartoju, kad per visus tuos kartus, kai mano ten stebuklingai tie mano norai išsipildė, nei karto aš nebuvau kažkokioj nušvitimo būsenoj, begaliniai meilės ten kažkokioj tai vibracijose, aukščiausiose, ten nebuvau kažkokiam iš viso. Sakau, paskutinį kartą, kai va čia, sakau, į kursą įdėjau tą atvejį, kai man paskambino tas žmogus į telefoną, tada, kai aš laikiau telefoną ir galvojau, ką kam čia paskambint, kas man galėtų padėti, ir man paskambino, tai aš nerimavau. Aš buvau situacijoje, kuri man nepatiko, kurią aš norėjau išspręsti, bet aš nejaučiau, taip, aš jaučiau diskomfortą. Aš nelabai, aš nežinojau, ta prasme, toks, net nežinau, va čia yra priešinga, negu kad va tikrai labai daug kartų esu girdėjusi, kad va įsivaizduoju, kaip čia viskas įvyksta ir tada tai įvyks, tu turi žinoti, čia, žodžiu, tu turi viską detalizuoti, čia tu turi vibruoti ir kažką tai. Nė karto man tas nepasiteisino, ta prasme, nė karto tas man nepasiteisino, nė karto man per visą tą mano gyvenimą, kiek aš seku ir stebu, kaip kas pildosi, nė karto man mano didžiausi tie sutapimai, daug tikrai ištisai vyksta tie sutapimai, bet jie nė karto nenutiko, kai aš ten kažkokia anapusinė buvau, kažkokia tai ten neadekvati, ne tokia, kokia būnu kiekvieną dieną. Ir kaip tik netgi sakyčiau, kad didžiausi tokie kažkokie tokie nutinka tada, kai aš labai noriu, kad ta problema mano išsispręstų, bet visiškai nežinau kaip. Tai čia aš įdėjau dar ir tą pratimus, kurie padeda nežinoti ir labai saugiai jaustis tame nežinojime. Taip pat dar yra labai svarbus momentas, kas labai trukdo tam svajonėm pildytis, tai yra, kur tavo energija dingsta.
Tai va, jo, čia vaikystės traumos, savivertė, kiek tu pasitiki pasauliu, kiek tu tam pasauliu atsiveri, kiek tu leidi savo nežinoti. Bet va per tą atsipalaidavimą, kad viskas įvyktų vis viena, ir aišku, kad vis tiek reikia dėti pastangų, nu, ta prasme, nu, nors kažką padaryti vis tiek reikia, nes tas būtent veiksmas pradeda sukti, nu, įsuka, ne, kad, nu, kažką, va kaip čia skambina, ne, kai aš tada pasakau, kad su knyga. Ane? Aš atsisėdau ir rašiau laiškus. Aš susiradau kontaktus ir rašiau ten, nu gerai, bandžiau, formulavau, ne, aš neišsiunčiau to laiško, aišku, nes aš gavau laišką, bet aš sėdėjau ir vis tiek kažką tai dariau, ne, kūriau, tai to kažkokio tai veiksmo vis tiek reikia, nors ir nežinau kokio veiksmo, net ir, nu, kažką, vat ką sugalvojau, tą ir pradedu daryti ir tada tas žingsnis po žingsnio viskas ten susidėlioja, ne, bet kad viską, dar tiesą galvoju, pasakysiu, kad paprastai žmonės iš viso nieko nedaro, todėl kad jie galvoja, kad tam, kad padarytų, jie turi žinoti iš anksto visą kelią nuo A iki Ž. Ir jeigu jie nežino visų tų žingsnių ir negali numatyti ten 38 žingsnio, tai ir nedaro to pirmo, kurį žino. Tai paprastai, bent kažkokį tai variantą visada visi žmonės žino. Visada žino, bet didelė dalis žmonių net ir to vieno žingsnio nepadaro, kurį, nu, galbūt taip reikėtų padaryti, ne? Net ir to nepadaro dėl to, kad nežino, koks bus rezultatas po 35 metų ir ar koks, vat, žengus pirmą žingsnį, koks bus 87 žingsnis. Ir tada jie net nedaro tą, ką galėtų padaryti ir sėdi. Tai čia irgi yra labai svarbus momentas, kuris trukdo tom svajonėm išsipildyti, tiesiog daryti. Ir šiaip tikrai garantuoju, kiekviena svajonė turi savo lauknešėlį. Čia mano šuo, nežinau, ar girdėjusi. Kiekviena svajonė turi savo lauknešėlį ir netgi turi tokią teoriją, va čia vėl grįžtant į pasaulio tą temą, ir netgi turi tokią teoriją, kad kai kurios svajonės arba kai kurie sumanimai, idėjos ateina ne tam, kad būtų išpildyta iki galo, o tam, kad tu kažką pradėtum tą kryptim, gautum resursus, informaciją, žinias, žmonės, patyrimą ir tada tau gimtų kita idėja ir tada tu su tuo lauknešėliu tos pirmosios idėjos, kurios tu neįgyvendinai iki galo, bet gavai, tu gavai tai, ko tau paskui reikės kitai, naujai svajoniai. Nežinau, ar aiškiai paaiškinau. Ne visos mūsų, tai prasme, tau ateina įkvėpimas, idėja, tu užsidegi ir jeigu ką nors padarai tos svajonės kryptim, tu iš karto gauni resursus, kurie visada lydi tą svajonę, kad ir ką tu sugalvotum, visada ta svajonė turi lauknešėlį su savim, bet tam, kad tu tą lauknešėlį pasiimtum savo, tau reikia kažką, nors ką nors pradėti daryti tos svajonės kryptim. Tai va, ir tada tu pasiemi tą lauknešėlį, tuos resursus, kurie kartu buvo su svajonė ir tada gali dar kažką sugalvoti. Žodžiu, nei viena svajonė nėra įsipareigojimas iki mirties. Tai prasme, tikrai viskas yra labai lankstu ir plastiška, dinamiška ir nei viena svajonė nėra nuosprendis, nei vienas tavo sprendimas nėra nuosprendis. Žodžiu, bet tam, kad būtent gerai, čia praėjo, mane atsipalaidavai, jautiesi saugiai ir čia viskas gerai, leidi tam pasauliui dalyvauti tavo gyvenime, pildant svajonės, leidi resursam, ateiti pas tave, žodžiu, leidi žmonėms dalyvauti tavo gyvenime ir vis tiek nesipildo. Žinai, kodėl nesipildo? Ogi kur tu savo energiją išeikvojai. Nes energija yra toks dalykas, kuris, mums viskam reikia energijos. Tam, kad aš įrašinėčiau, dabar kem 8 minutės kalbu, man reikia energijos, ane? Man reikia energijos viskam, man reikia energijos kvėpuoti, man reikia energijos gulėti netgi, galvoti reikia energijos, jausti reikia energijos, veiksmų, aišku, irgi reikia energijos, viskam reikia energijos. Tai ta energija, jinai yra toks dalykas, kuris taip pat veikia už tave, net nežinau, kaip čia aiškiau paaiškinti. Tam, kad galvoju, kaip čia suformuoluoti. Aš tikiuosi, tu jau netgi supranti. Jau ten ne ką aš pasakysiu. Tai aš tiesiog bandau kalbėti toliau ir išsirutulios man. Tai žodžiu, kažką padaryti reikia, bet vis tiek daug kas labai tiesiog
ateina, va tos resursai, čia pildosi kažkaip galimybės darosi. Tai va tas, kad visas tas darytųsi tarsi tavo lauke, nu, tavo energetiniam lauke, tavo pasaulio lauke, tavo aplinkoje, kad pradėtų vykti kažkokie tai procesai, ne? Kurių tu iš pradžių nematai savo materialiom akim, bet jie vis tiek juda, ne, kažkas taip vykti pradeda suktis va tie kažkokie mechanizmai tavo svajonių pildymo. Ir tam, kad visas tas mechanizmas judėtų, jam reikia energijos. Ir ta energija yra tavo. Tai va dabar kur tu savo energiją išeikvoji, nes tikrai labai daugelis žmonių, vat jų problema, tikrai daugelio žmonių problema yra ta, kad jie neprioritizuoja savo energijos. Jie elgiasi tarsi būtų multimilijonieriai energijos, o iš tikrųjų sėdi skolose. Jie veikia su minusu, energetiniu minusu, nuolatos gyvena su energetiniu minusu, bet nepaisant to, kad gyvena su energetiniu minusu, jie vis tiek taško savo energiją į kairę į dešinę, lyg būtų multimilijonieriai. Nei kiek nebrangina savo laiko, nei kiek nebrangina savo energijos ir išeikvoja ją absoliučiai visiškai niekam. Pradedant nuo tų žmonių, kuriems iš viso nereikia duoti energijos, tai yra tie, kurie nėra tavo nei draugai, nei bendraminčiai, nei palaikytojai, nei niekas. Jie tik tai atima, alina tave, valgo tavo energiją ir viskas. Čia, jeigu aš kažkada tai rašiau tokį netgi postą apie energiją, kad jeigu energija būtų kaip kraujas, tai vat ar tu tą kraują prasipjauni veną ir eini vaistai į griovius, atiduodi, pripili kibirą, šiaip kažkokiam praeiviui atiduodi kibirą savo kraujo, tas ten išpila į klozetą. Nu, kaip tu gyventum, jeigu tu į kairę į dešinę vaistytum savo kraują. Ir kraujas, jo, kas duodate, priduodat, nežinau, kaip čia tas žodis vadinasi, donorai, jeigu esate, jeigu esi kraujo donoras, tai, duodi to kraujo, donoruoji, paukoji savo kraujo žmonėm, kurių tu net nepažįsti iš viso, ar ne, kuriems gali, prireikti to tavo kraujo ir tu niekada turbūt ir nesutiksi tų žmonių, kuriems davėjai savo kraujo. Ir po kurio laiko tavo kraujas atsistato ir vėl grįžta į normą. Ne? Ir yra tam tikros ribos, kiek galima duoti to kraujo, kada galima duoti kraujo ir taip toliau. Tai kraujas atsistato, energija taip pat atsistato, tu ją išdalini ir tau neatsistato. Bet jeigu tu į kairę, į dešinę dalini savo energiją ir jinai, tiesiog veltui atiduodi, tai ką tu darai? Kodėl tu nebrangini savo energijos? Ir vėl mes grįžtame į vaikystės patirtis ir vėl mes grįžtame į savivertės temą. Ne? Tai jeigu tu nevertini savo energijos, tai tu nevertini ir savo svajonių ir dėl to tau atrodo, kad žymiai svarbiau ištaškyti savo energiją neaišku kam, vietoj to, kad ją panaudotum savo gyvenimui gerinti. Nes kiekvienam naujam įpročiui, bet kam, kažkam geram įsivesti į gyvenimą reikalingas kažkoks energijos kiekis. Ir jeigu tu neturi energijos, tai tu negali nieko keisti gyvenime, tu gali gyventi automatu, nes būtent tas gyvenimas automatu reikalauja mažiausiai energijos. Automatiškai keliesi, automatiškai darai tą patį, automatiškai galvoji tą patį, automatas. Ir kuo daugiau automato, tuo tam automatui palaikyti mažiau energijos reikia. Bet čia yra grėsmė ta, kad jeigu tu automatu nuleidinėjai savo tą energetinį kraują kibirais, tai tu automatu tą ir darai ir nesusimastai ir galvoja, kaip čia dabar, tai žmogus sugalvoja, o Dievas juokiasi. Tai nei Dievas juokiasi, nei ką. Ir apskritai, galbūt daug kas tau blogai klostosi būtent dėl to, kad nėra iš ko pokyčiam. Kad tau gerai klostytųsi reikia energijos, o tai kur ta tavo energija nueina? Tai į kursą irgi įdėjau paskaitas apie tai, kur nueina energija, nes jinai nueina į mintis, žodžius ir veiksmus. Taip pat nueina į vairius egregorų palaikymą, į daug ten skirtingų šaltinių. Tiesiog gali pats pasigalvoti, kam tu skiri daugiausia energijos. Aš šiaip netgi siūlyčiau iš viso, aš tas paskaitas, kurias įdėjau į kursą, aš sugalvojau tada, kai labai svarsčiau sulyginau. O jeigu aš turiu tiek pinigų, kiek aš turiu energijos?
Nes kažkaip pamačiau, net neatsimenu, kur gal, TikTok'e, nes TikTok'as yra mano įkvėpimo šaltinis, aš ten daug labai gerų idėjų gaunu. Ir tada mąstau, įdomu, gerai, gal įdomu, kaip čia yra, ne, ar taip ar ne taip. Nu tai va, tai viename iš video tame TikTok'e pamačiau, kaip kažkokia ar tiesiog milijonierė ar multimilijonierė, jinai sakė, kad kažkaip susikrovė va ant tuos milijonus ir tada viską prarado ir tada vėl susikrovė iš naujo tuos milijonus ir dabar jinai dalinasi savo patirtim, kaip susikrauti tuos milijonus ir jinai kalba apie tai, kad pinigai yra energija. Kiek turi energijos, tiek turi pinigų. Aš sakyčiau, gal net ne visai taip, kiek turi energijos, tiek turi pinigų. Sakyčiau kitaip, kur investuoji savo energiją. Nes jeigu energija būtų pinigai, energetiniai vienetai, tai vat kur tu investuoji? Ar tu gauni grąžą, energetinę grąžą, ar tu jos negauni? Nu, tai va, tai jeigu tu tiesiog, gerai, dabar kalbėjau apie energiją kaip apie kraują, tai jeigu laistai ten kibirais tą savo kraują nuleidinėjai, ten į kairę į dešinę, tai tiek tu energijos turi gyventi, ne? Nes tada svaigsta galva ir nieko tu ten nelabai gali kaip zombis vaikštai. Bet jeigu energija yra kaip pinigai, tai irgi gauni algą ir tada kur tu ją padedi? Išmėtai? Vat kur? Nuleidi į tualetą, išmėtai ten, vat kur tu savo energiją tą dedi. Ir jeigu tu investuoji, ar tau grįžta, nes vienintelė prasmė, energiją atiduoti yra tada, kai jinai grįžta tau. Žiūrėti savo energiją kaip verslininkui, kaip investuotojui, protingai, pragmatiškai. Nes jeigu tu neinvestuoji savo energijos arba investuoji netinkamai, tada tu prarandi tą jėgą, kuri, be tavo fizinio kažkokio didelio, be fizinių didelių pastangų, jinai suka tavo gyvenimą už tave. Nežinau, jo, bet aš vis tiek, taip, reikia kažką padaryti, reikia. Bet tam, kad tau mažiau daryti reikėtų ir daugiau darytųsi viskas tarsi savaime, kad būtų tas tarsi savaime, tu turi labai investuoti savo energiją ir tą energiją ne šiaip sau turėti, į kojinę padėti kaip pinigus. Tu gali pinigus laikyti po pagalvę, bet pinigai po pagalvę tiesiog nuvertėja. Jie tiesiog, jų vertė mažėja ir mažėja, mažėja, tokia yra tiesa, kad vis tiek pinigai, infliacija, vis tiek jie nuvertėja nuolatos. Ir tam, kad jie dirbtų, tau reikia juos ne šiaip po pagalbę laikyti, o juos reikia investuoti. Lygiai tas pats ir su energija, tau ne šiaip sau laikyti ją reikia, o ją reikia nuolatos investuoti. Ir, pavyzdžiui, tu gali visą energiją atiduoti kažkam tai, ir va tie energijos mainai, net jie yra labai sveika ir naudinga, nes kai tu ten užsibūni toje savo energijoje ir nieko nekeiti, jie tik tai kažkaip energija, man energijos. Kam tau ta energija? Energija reikalinga tik tai tam, kad tu su ją kažką darytum. Tai gali visą energiją į kažką investuoti, bet jeigu tu investuoji teisingai, tai tau grąža grįžta atgal, kažkas, tai pokyčiai, įvykiai, daugiau energijos, kažkoks judėjimas, veiksmas. Tai energijos klausimas yra labai, labai, labai svarbus pildant svajonės. Ir tada aišku, kad yra apie baimės irgi kalbėjau, kad čia priklauso nuo kuo daugiau baimių, tuo yra žemesnė savivertė. Ir aš į kursą įdėjau 4 būdus, kaip tvarkytis su savo baimėmis, nes ir tie būdai yra tiek loginis, toksai pragmatiškas mąstymas, tiek vizualizacija ir tai yra tokie labai universalūs būdai, kuriais, iš tikrųjų, čia net ne tik dėl svajonės, čia dėl savo asmeninio gyvenimo, nes realiai visur, kur tau kas, bet kurioje vietoje stringa, tau stringa dėl to, kad ten yra baimės. Ir su baimėmis bėda yra ta, kad kai tu turi baimę, baisu žiūrėti į baimę. Pas mus tiesiog vėl grįžtų į tą simpatinę, parasimpatinę nervų sistemą. Pas mus yra, kai išsigąstame kažko tai, mūsų tiesiog automatų įsijungia tam tikros reakcijos. Ir daugeliu atveju, kaip mes išgyvename kaip žmonija, ne? Kad jeigu išgirdome miške traškančias šakeles, tai išgyvenome dėl to, kad pasislėpėme arba pabėgome. O jeigu gerai ginkluoti, tai tada ėjome užpulti, ne, galbūt jeigu čia medžiotai. Bet tik tai taip mes ir išgyvenom, pabėgdami, pasislėpdami arba nugalėdami.
Tai jeigu tu jautiesi silpnas, tai tu bėgi arba slepiesi. Tai vat įsivaizduok, jeigu tu turi tų įvairiausių baimyčių, baimulyčių, kurių tu net neidentifikuoji, kad tai yra baimė. Tau nerimukas kažkoks ir tada instinktyviai žmogus nežiūri į tą nerimuką, stengiasi jį ignoruoti, vengti, kažkaip tai, apsimesti, kad čia viskas gerai, nežiūrėti, nesitvarkyti, nes tikrai labai daugelis žmonių bijo savo baimių, bijo pasižiūrėti giliau į save. Ir tada tos baimės, jos, verčia tave užsiimti sabotažu, nes tada vietoj to, tu gali žinoti, ką reikia padaryti ir nedaryti. Ir tada teisantis, ai tingiu, ai neturiu laiko, ai nėra energijos, ai ten dar kažkas, tai ai ten vaikai, ai ten pinigai, ai ten dar kažkas. Tai. Ir visi tie atidėliojimai yra tiesiog tavo neišspręstos baimės išraiška. Nes kai tu nebijai, paimi ir padarai. O kai bijai, tave ta vidinė baimė verčia elgtis šabloniškai. Ir vėlgi sakau, bėgi arba slėpiesi. O kauniesi, tai gyvenime, konfliktuoja, pavyzdžiui, ištisai. Bet čia gal su svajonė nėra taip tiesiogiai susiję. Tai tai baimės yra tikrai, bet čia, sakau, visur, kur tau ko trūksta pinigų, ten sėdi baimės. Tau trūksta pinigų dėl to, kad tu bijai pinigų, kažko, kas yra susijęs su pinigais. Tau trūksta sveikatos, tu kažko bijai, kas yra susijęs su sveikata. Tau trūksta gerų santykių, tu kažko bijai, kas yra susijęs su gerais santykiais. Visur, kur yra baimės, visur pas tave bus kažkoks tai trūkumas. Tada dar kas yra irgi labai svarbu, jau aš einu į pabaigą, tai dar kas yra labai svarbu, kad irgi, kas čia susijęs su baimėmis, savivertė ir taip toliau, su noru visko kontroliuoti, dar yra prie baimių priskirčiau baimę negatyvių savo emocijų. Ir nors visi žmonės jaučia negatyvias emocijas, bet kaip būtų keista, būtent tos negatyvios kabutėse emocijos, jos ir duoda impulsą judėti į priekį. Nes vėl, čia iš tokio, vėl toksai mūsų instinktyvus būdas save apsaugoti, mes įstringame tame, kas yra ir nenorime keisti to, kas vyksta dabar. Nes toks, čia vėl savisauga, ne? Iš savisaugos instinkto vertinant, tai, kas yra įprasta, yra kontroliuojama ir yra kaip saugu, ne? Tai, ką tu žinai, ta visa aplinka, kurią tu pažįsti. Nežinau, pavyzdys, paprastą pavyzdį duosiu, kaip tu esi namuose, tu gali tamsoje nueiti iš kambario, atsikelti iš lovos ir tamsoje nueiti iki tualeto. Tamsoje, nes tu žinai viską, tu visą kelią žinai, kur kokia taburetė ar kažkas, kur spinta, kampas, lengstis, dar kažkas, tu viską žinai. Ir tu gali apčiopom, nueiti. Visiškai nepažįstamoje vietoje, visiškoje tamsoje, tai padaryti būtų gerokai sunkiau ir tu jaustum žymiai didesnį diskomfortą tą daryti. Tai čia yra tas pavyzdys, kad mes ten, kur mes viską žinome, mes jaučiamės saugiau ir iš to savisaugos instinkto tai mus vėlgi verčia sabotažų užsiimti ir nieko nekeisti, atidėlioti, laukti, delsti, dar ten kažką daryti, žodžiu, padaryti 3 žingsnius, grįžti atgal, dėl to, kad užsisėdėjom toj savo komforto zonai. Ir ta komforto zona, čia irgi 100 trilijoną kartų garantuotai girdėjote, kad išeik iš savo komforto zonos. Kiti sako, bet pirmą reikia susikurti komforto zoną. Tai ten, kur tu nekomfortiškai sėdi, jeigu tu ilgai sėdi nekomfortiškai, tai čia ir yra tavo komforto zona, nes tu viską žinai. Darbe sėdi, kur ten šefas koks nors ten toksiška asmenybė, ne, ir tu jau žinai, koks ten antakio krustelėjimas, ką reiškia. Ir tu iš anksto žinai, ir tas išankstinis žinojimas, jisai kūrė iliuziją saugumo, kad aš galiu nuspėti, nes aš žinau, nes aš tą jau patyriau. Ir žmonės užsisėdi nieko nekeisdami daug metų ir tikisi, kad kažkas gal savaime susitvarkys, bet labai retai, kada savaime kažkas tai susitvarko, bet nededant pastangų, nes realiai netgi, kai tu sėdi tame nekintamume, tai tu netgi nesuvoki, bet tu netgi dedi pastangas, kad ir toliau niekas nesikeistų. Tai tam, kad tu išeitum iš to savo sąstingio, užstingimo, tokio iš to savisabotažo atidėliojimo, tau reikia pasijausti blogai.
va tą kabutėse dugną sau susikurti ir tokį konstatuoti, kas tau va dabar blogai, kodėl tu nebegali daugiau to kęsti, kodėl būtinai reikia keisti situaciją, kaip va tą išjausti visą tą blogumą, nebijoti, nevengti, nes dabargi dar be to dauguma žmonių yra protingi, kad yra negatyvos emocijos, pozityvios emocijos, čia reikia būtinai pozityvą jausti. Ir tas pozityvas, va čia, va, pavyzdžiui, vėlgi su tom visų svajonimo technikom irgi nelabai aš esu girdėjusi, kad kažkas tai sakytų, kad panaudok negatyvą. Nes dažniausiai girdžiu, vat, kad va, įsivaizduok, va, tą vat, visą fainumą, kaip čia viskas fainai bus. Mūsų pokyčius, nu, ta prasme, kad tu tame, kas tau va, dabar yra ir ypatingai, jeigu nėra blogai. Nes daugelis žmonių, nu, ne taip ir blogai, nu, tai kadangi nelabai blogai, o čia reikės dėti pastangų, čia ten daug vargo, bus čia daug užtruks, čia kiek čia reikalų, nu, tai, gal nelabai to noriu, man gerai gal ir dabar, gal vėliau. Tai vat net tai, kad, pavyzdžiui, tau dabar nėra labai blogai, tai yra tavo vat, problema, kuri tau, sąstingį kuria. Ir anksčiau ir vėliau vis tiek bus blogai. Tai žodžiu, tau, kad išeiti iš šito reikia ne tai, kad savo pasidaryti blogumą, nes dažnai žmonės laukia, kol pablogės, kad, eitų, ne? Tipo, sėdi ten nemėgstamame darbe ir vietoj to, kad patys pastoviai ieškotų naujo darbo, tol, kol jį suras, tą naują darbą, jie sėdi ir laukia, kol juos atleis, arba kol ten tą plionkę trūks. Ir žodžiu, jie tada pasiūs visus ant 3 raidžių ir tada patys išeis. Jie laukia, kol kažkas tai blogo nutiks. Tai aš sakau, ir tas laukimas, vėl kaip su tom atostogom, jeigu labai nori pailsėti pagaliau ir lauki, kol tu susirgsi, tai čia yra vėlgi tas pavyzdys, kad vietoj to, kad prisimti atsakomybę ir susitvarkyti savo gyvenimą taip, kaip tu nori, susiorganizuoti savo atostogas, žmonės tada užsisėdi tame komfortiškame diskomforte ir laukia, kada pasieks dugną, kad kažką pradėtų keisti. Tai tos kabutėse, nes jos nėra nei vienos emocijos, kuri būtų negatyvi. Nėra nei vienos emocijos, kuri būtų negatyvi, tai bet vadinkime, tradiciškai, tas negatyves emocijas tu gali panaudoti savo pozityviam gyvenimui sukurti. Būtent nevengti to, kas tau blogai, o pamatyti, kas tau blogai dabar. Kodėl dabar tu nenori daugiau taikstyti su tuo, ką turi, net jeigu dabar nėra blogai, kodėl blogai yra. Nežinau, ar aiškiai kalbu, žodžiu, bet kaip tik, vietoj to, kad įsipatoginti, įsitaisyti, ten, nežinau, užsiklijuoti pleistru tas vietas, kur trina, ir apsimesti, viskas čia gerai, kaip tik parodyti savo faktus, ne išgalvoti, ne prisikurti savo, o leisti pamatyti savo faktus, kur man yra blogai, ką aš galėčiau padaryti, kad būtų geriau. Tai ir aišku, kad vėl tada, dar galvoju, čia dar paskutinį visai dalyką pasakysiu, dar yra kas labai svarbu, kad kai kada, čia vėl iš to noro viską kontroliuoti ir savivertės, išeina tai, kad žmonės tada labiau nori, kad gautų viską greitai, negu kad apskritai gautų. Tai čia dar viena kliūtis tokia, kad pabandžiau, 3 kartus pabandžiau, nepavyko, tai likimas, tai karma, tai ne dabar, tai ne taip, žodžiu, tai reikia susitaikyti, tai va. Tai, žodžiu, ir niekada mes nedarome to su dalykais, kurie yra mums realiai labai labai svarbus. Kai mums kažkas tai yra labai 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 svarbu, mums negalioja tas, kad 3 kartas tipo nemeluoja, vadinasi nepavyko, tai tiek to, neišėjo per savaitę padaryti, tai tiek to, vadinasi nelemta. Svarbius dalykus mes darome tol, kol padarome. Tai ir tas, ar tavo svajonė tau yra svarbi, tai gal iš tikrųjų jinai nėra svarbi. Nes gali būti taip, kad tu dabar kažko sugalvoji, kas tau yra nelabai svarbu ir nelabai reikšminga, ir gerai. Bet tada pripažįsti, kad tau nėra svarbu ir reikšminga ir tada tu ją pasidedi ant lentynos, tegul savaime kaip nors pati, kada nors išsipildo. Bet jeigu tau yra labai svarbu ir reikšminga ta svajonė, jeigu tu iš tikrųjų praėjai tą visą procesą ir savo išsigryninai, blemba, vis dėlto noriu šito, tai
Tai tada paskutinis klausimas, kurį gali sau užduoti, ar aš to noriu, ar aš noriu, kad tai būtų greitai. Nes jeigu man svarbiau, ir aš pati save nekartą esu pagavusi, kad kai kurie dalykai atrodo, kad man labai labai svarbus, bet iš tikrųjų man prioritetas, kad greitai. O jeigu negreitai, nu tai tada ir nebenoriu. Tai vat labai yra svarbu dar savęs paklausti, ko aš noriu labiau. Ar to, ko noriu, ar kad greitai. Nes jeigu tu nori to, ko tu nori, tai tada tempas pasidaro nebe toks svarbus, nu tas išsipildymo greitis. Nu vėl, nu bet jo, vis viena, grįžta prie to paties, kad jeigu tau labiau svarbu, kad greitai, tai tada tu įsitempi ir nori kontroliuoti ir tada savo, vėlgi, savivertę sutapatini su greičiu, jeigu negavai greitai, tai vadinasi, ta svajonė nieko verta, vadinasi, tu nieko vertas irgi ir šitas pasaulis yra priešiškai nusiteikęs ir nieko čia nebus ir tada vėl grįžti atgal, užsidarai tą savo skarbonkę. Bet jeigu tu neakcentuoji greičio, o akcentuoji, kad ne, aš noriu vat šito, tada tu gali susifokusuoti į kitus dalykus, kurie vyksta, gyvenimas nesustoja. Tu turi vieną svajonę, ne, ir kol jinai pildosi, tu nestovi pauzai. O jeigu ir va tada, kai tu save į pauzę įdedi, va tada yra labai svarbu, kad greitai. Bet jeigu tu neįdedi savęs į kažkokią dirbtinę pauzę, o toliau gyveni gyvenimą, svajoju kitas svajonės, pildai visas svajonės, o neįsikabini į vieną, kaip čia, į vieną, kad tik šitas ir nieko kito, tai tada tu net kartais ir net nepastebi, kaip ta svajonė, o geras, o jau yra. Tai va, čia aš tai dabar pabaigai prisiminiau, kaip irgi aš anksčiau vesdavau online kursus ir taip pat sėkmė ir klestėjimo tema būdavo tose kursuose, kur irgi apie tą svajonių realizavimą kalbėdavom. Ir viena iš kurso dalyvių pasakojo, kaip jinai norėjo kažkokios ten ypatingos pagalbės, kažkokios ypatingos, bet buvo sugalvojusi, kad nenori jos pirkti, nori kaip nors kitaip gauti. Ir paskui dalinasi, o va, įsivaizduoju, kai man čia paėmė, sugalvoju ir bam, gavau. Ir tas bam, gavau, tai buvo 2 metai. Nuo noro iki išsipildymo neatsimenu tiksliai, bet man atrodo apie 2 metai praėjo. Bet jai tas atrodė, kad labai greitai. Todėl, kad jinai 2 metus ne tai, kad sėdėjo ir pro langelį žiūrėjo ir liūdėjo, nu kaip, arba ant lentų miegojo, galvą padėjusi, nesgi tos pagalbės nėra. Tai va, tai jeigu tu nesureikšmini greičio, tada svajonės įsipildymo greičio, tai tada tu užsiemi kitais darbais, svajoji kitas svajonės, gyveni gyvenimą ir tada nustembi, kaip greitai viskas įvyko. Nesgi tikrai žinai, kad laikas gali ir eiti, vaikas gali bėgti, gali eiti, o gali šliaužti vėžlio žingsniu. Ir tada, būtent tada, kai tu labai stengiasi tą laiką kontroliuoti, kad greičiau, tai tada vaikas eina vėžlio žingsniu. O jeigu tu užsiemi ir gyveni gyvenimą ir džiaugiesi gyvenimu, tai tada viskas labai greitai įvyksta, net jeigu kalendoriškai žiūrint, gal ir ne taip greitai įvyksta. Tai šito kurso įrašymo proga ir tai, kad tu išklausėjai visą paskaitą iki galo, aš dovanoju 35% nuolaidą Laisvės svajoniai kursui ir Laisvės svajoniai kursas, tai yra 8 paskaitos. Tu kai užsisakysi šitą ciklą, tu gausi kiekvieną pirmadienį, tai yra antradienį, ketvirtadienį, 7 ryto gausi laišką nuo manęs. Tai vyks mėnesį, ne? Nes 8 paskaitos. Gausi iš manęs laišką su paskaita, su užduotimis, su pratimais. Tai va, ir tu galėsi viską daryti savo tempu, savo ritmu, taip kaip tau gaunasi, kažkokiom temom galbūt norėsi daugiau laiko skirti, tai galėsi daugiau laiko skirti. Nes tau niekam nereikės atsiskaitinėti, prieš nieką rodytis, niekam nieko sakyti nereikės.
Aš visą laiką džiaugiuosi atsiliepimais, jeigu žmonės man rašo po kiekvienos paskaitos, parašo savo refleksijas, kokios emocijos kilo arba kaip ką ten suvokė, kaip kas ten sekėsi, aš visą laiką labai skaitau ir džiaugiuosi tais atsiliepimais, bet tai nėra būtina. Jeigu tau kyla kažkokie klausimai, tu man gali juos užduoti. Jeigu jie nesusijus su tais, vat, kažkas gal neaišku, ar šiaip kažkas tai, nu, ten tiesiog nori pasitikslinti, tu gali man užduoti klausimus, aš juos būtinai atsakysiu. Tai va, tai yra tikrai kursas, kurį aš sudėjau ne iš vadovėlių, o iš savo gyvenimo, iš to, kas realiai veikia ir man, ir kitiem, apibendrinau dėsningumus, kurie, ir tas kursas, jisai, kaip labai daug kalbėjau apie savivertę, tai tikrai visas kursas irgi, tu, tu iš tikrųjų pildysi savo svajonę, tu ją išnarstysi ir vėl iš naujo sudėliosi, bet pakeliui ir savo savivertę taip pat išnarstysi ir susidėliosi geresnę, labiau žibančią, geriau tau tarnaujančią. Tai tikiuosi, kad tau buvo naudinga. Ačiū, kad buvai. Pasimatysime arba Laisvės svajonėje, arba kažkur kitur.